Pagrindinėje Ypro aikštėje vyksta turbūt vienintelis pasaulyje katėms skirtas paradas. Tūkstančiai žmonių stebi kas 3 metus organizuojamą kostiumų, šokių ir spalvų renginį, kuris šiandieną skirtas pagerbti kates. Tačiau viduramžiais Ypro gyventojai šiems gyvūnams buvo ne tokie malonūs. 15 amžiaus dokumentai rodo, kad miestelėnai katėmis atsikratydavo tiesiog sviesdami jas žemyn nuo varpinės ar bažnyčios bokšto. Ši tradicija išliko iki šių dienų, tačiau dabar mėtomi ne tikri, o žaisliniai katinai. Įnirtinga kova dėl jų vyksta neatsitiktinai. Ypro gyventojai tikina, kad sugavus tokią katę laukia sėkmingi metai. Tad minios akys nukreiptos į miesto juokdarį, kuriam šiandien patikėtas atsakingas darbas nuo varpinės balkono išmesti apie 100 kačių. I was on vacation in Turkey and the telephone rings and he asked me, can you play the Stadsfool? I say yes, for one time. There's now 10 years I playing the Stadsfool. The whole year, 14 times in a year, and I do it with pleasure. It's interesting, when I was a child, I read about the medieval history here, and I thought, that's horrible. What's wrong with these people? But to see that they turn that around into something positive is very nice, I think. And again, celebrating the animal itself. You saw the dancers really, conjuring the spirit of what a cat is. So it's kind of nice. Galbūt ironiška, bet kačių paradas prasideda pelių pasirodymu. Būtent pelės kaltos, kad viduramžiais Ypre atsirado per daug kačių. Vienas turtingiausių to meto prekybos centrų turėjo itin gerai išvystytą tekstilės pramonę, bet pelės dažnai sugrauždavo sandėliuose laikomus audinius. Tuomet miestiečiams kilo mintis užveisti kačių. Ir nors netrukus jos pelės išgaudė, sočios ir patenkintos katės pradėjo taip daugintis, kad gyventojai neturėjo kitos išeities, kaip tik jų atsikratyti, mėtant gyvūnus nuo stogų. Rašytiniuose šaltiniuose užfiksuota, kad paskutinį kartą gyvos katės iš Ypro varpinės buvo sviestos žemyn vos prieš kelis šimtus metų. Miestiečiai tai darydavo specialią dieną, kačių trečiadienį, paskutinę turgaus dieną. The amount of cats that they throw will depend of the wealth, the situation of wealth of the city. In rich years, in years of welfare, they throw more cats than in years of poverty, in years of distress. So you can say, when our grandfather should throw this year cats, they should not throw many cats because of the crisis. It's unique. I've never heard of anything like it before. It's well thought out. I just think it's well organized, and it just is, really special. Persirengėlių parade katės, akrobatės ir cirkininkės. Miesto vaikams tai puikiai proga parodyti savo gebėjimus ir sulaukti gausių plojimų. Be kačių čia daugybė raganų ir velnių, nes senovėje žmonės manė, kad katė yra nelabųjų bičiulė. Katės iš Egipto ar Japonijos, keltų katės procesija vaizduoja, kokie gyvūnai per tūkstančius metų susilaukė didžiulio dėmesio. Arba šiuolaikiniai katinai, linksmybių ištroškė ne mažiau nei žmonės, bei amerikietiškasis komiksų herojus Garfieldas. Ir jei lietuviai sako, yla išlindo iš maišo, Flandrijoje šis posakis pakeistas taip, kad iš maišo išlenda katė. Katės yra mėgstamiausias šio miestelio gyvūnas, tačiau tiesa yra tokia, kad gyvų kačių čia nerasite. Užtat einant paradui, persirengėlių nespėsite skaičiuoti. Ir tikrai tiesa, kiekviena katė čionais yra ypatinga. Kačių šventė Mažeikių dydžio Ypro miestui yra būdas bent vieną savaitgalį susilaukti pasaulio dėmesio. Mat miestas 20-ojo amžiaus pradžioje praktiškai buvo dingęs nuo žemės paviršiaus, kai pateko į Pirmojo pasaulinio karo sūkurį. Tad šis vėliavų paradas skirtas priminti, kad vietos pasaulyje užteks visiems. Įsivyravusią ramybę mieste gali džiaugtis ir viduramžių negandas pergyvenusios Ypro katės. Lietuvos televizijai iš Ypro Eglė Mirkytė.